Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti 2 naujus Ride elektrinius plačiais ratais motorolerius arba kitaip vadinamus chopperius. Taigi CP9 įdomus, naujas modelis, galingas, naujas didžiulis displejus ir daugybė kitų privalumų. Galimybė dėtis 2 baterijas. Šiuo atveju čia yra modelis, matau, su 2 baterijomis įdėtomis. Šiuose modeliuose nemokamai komplektuojame galinės daiktadėžes. Abu modeliai yra naujesnės laidos, tai pasižymi ir lėtais ratlankiais. Tai duoda savo vaizdą. Patys modeliai taip pat, kaip matote, yra naujesnės konstrukcijos. Nebėra baterijos lagamino išorėje. Baterija yra viena paslepiama čia, kita dugne. Šiuo atveju abi posėdinės. Ride CP9 pasižymi ne tik savo naujomis technologijomis, bet ir labai galingų 3 kW varikliu. Taigi, su 2 baterijomis 40 Ah talpa galėsite pasiekti net iki 100 km atstumą, net ir su 3 kW varikliu. Tuo tarpu CP5 modelis, naujas, pakeitęs CP16, lėti ratlankiai, galinė daiktadėžė, plati sėdynė, hidrauliniai stabdžiai, galbūt paprastesnis ekranėlis truputėlį, tačiau rimti amortizatoriai. Tai yra modelis, kuris gali pasiekti taip pat 100 km atstumą, tačiau jis yra 2 versijų. Arba registruojama versija 1,5 kW, arba 1 kW neregistruojama versija. Greitis iki 25 arba iki 45 km/h. Pasižiūrėkime, kaip pavyko ištestuoti šiuos elektrinius chopperius. Išjungiam signalizaciją. Pasižiūrime šiek tiek į vidurinę dėžę, nes tai yra pakankamai naujas modelis. Čia yra antroji baterija, jinai yra kvadratinė, lengvai išsiema, ličio baterija. Galima dar įdėti kažkokių tai daiktų, vietos ten šiek tiek yra, bet geriausias dalykas, kad mes sukomplektuojame galinę daiktadėžę. CP5 modelis turi galinę daiktadėžę iš mūsų perkant jau komplektacijoje už tą pačią kainą, jokių papildomų mokesčių. Na, o apačioj slepiasi kita baterija, bet jos šiuo metu nėra, tai tuščia ir paliktas laidas, paliekam laidą ją nuimti. Ir čia dar galime surasti ribotuvo laidelį. Visada chopperiuose jis dažniausiai būna, bent jau mūsų gaminamuose, šitoje vietoje. Taigi, pabandome įjungti, užsivedam, pažiūrime baterijos lygmenį, pilna, puiku, lempos šviečia, posūkiai veikia, signalas veikia, galime važiuoti. CP5 modelis. Šiaip jaučiasi didesnė galia už CP1.6. Vis dėlto CP1.6 yra pakankamai jau senas modelis ir CP5 jį tikrai pakeičia, mano galva, dizainas yra geresnis. Ir jeigu norite, galite rinktis registruojamą versiją, jeigu norite 1 kW neregistruojamą versiją, turim įvairias versijas. Nu ką, pravažiavome, CP5 paliko man gerus įspūdžius. Prisipažinsiu, dar nebuvau per darbų tempus, nebuvau dar su juo važiavęs. Tuos visus bandęs praeitais metais ir panašiai. Čia yra naujas modelis, asmeniškai man jis patinka, kitais metais irgi jį rasite pas mus. Na ką, atėjo metas išbandyti šį premium CP9 modelį, kuris pasižymi ir didesniais amortizatoriais, 3 kW galia, ar ne? 2 didelės 40 Ah baterijos. Iš viso posėdinė, 2 po 20. Kranas irgi naujoviškas, didžiulis, galingas. Ir įjungiame apšvietimą. Turi atbulinį, kas yra gerai. Galime pavažiuoti atbuliniu šio modeliu. Signalas, ilgos trumpos, patogus kojų padas ir pirmin. Apsisukimas. Ir čia jau yra geriau, kad yra atbulinis, galim tiesiog paspausti atbulinį ir pavažiuoti atgal. Na ir dabar grįžtam į vietą. Patogus tikrai ir jaučiasi ta tokia galia. Ne iš karto, bet matosi, kad įvažiuot galėtų turbūt ir į 90 laipsnių įkalnę. Tokia galia, vis tik 3 kW variklis, lėti ratlankiai tikrai duoda savo. Na kągi, CP9 dar kuom yra išskirtinis, tai 4 cilindrų stabdžių sistema. Tai yra labai galingi hidrauliniai stabdžiai. CP5 modelis pasižymi paprastumu, lengvumu, lengvas priekis, lengvas galas, lengvai vairuojasi ir taip toliau.
Su šituo modeliu jau jaučiuosi, kad yra tvirtumas, jėga, galia, didžiulė planšetė priekyje duoda savo vaizdo. Jeigu norite daugiau sužinoti apie elektrinius šoperius, apie elektrinius triračius, keturačius, dviračius, paspirtukus, krovininius automobilius, mini automobilius jaunimui, parašykite mums labas@riedis.lt, užsukite į mūsų internetinius namus www.riedis.lt, galiausiai atvykite ištestuoti ir išbandyti į mūsų saloną arba į Raide partnerių salonus Lietuvoje. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą, lauksime jūsų užsukant į svečius, važiuokime žaliai, važiuokime elektra, Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Ate! Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.